Balsų pabaigimo metu mes nežinome, kas su tais balsais vykstama. Nėra užanspaudojamas atskiros patalpos, kur turėtų būti taip. Jie yra tuose vokose, bet pakeisti šiai dienai, mes pavyzdžiui, kaip ir kolega yra su informacinių technologinių inžinierių, tai aš dirbau su klientais, jisai dirbo su serveriais, jisai iš tos pusės mato, aš iš tos pusės. Aš vartotojų pusės matau N galimybių klastoti dokumentus. Aš galima įsiterpsiu, sveiki, aš Mantas esu atlieku praktiką ambasadą ir tiesiog norėjau atsakyti Einarui į šitą pastabą, kad skaičiuojant balsus yra du stebėtojai, kurie pasirašė už savo veiksmus, kad jie stebi, kad jie prižiūri visą rinkimų skaičiavimą. Bet jie yra jūsų darbuotojai, turi būti... Ne, sekundę. Kaip ir tu esi pats buvęs komisijos nariu, ar ne? Taip, Lietuvoje, čia. Čia nesi. Nesu. Aš būčiau buvęs, ar būčiau tebės. Du kart buvau, aš tuo metu dar nedirbau ambasadai, bet nėra tokio būtinumo, kad būtinai turi būti iš ambasados. Kaip ir lygiai ta pati sąlyga galioja prižiūrint rinkimų skaičiavimą, biuletenių skaičiavimą. Gal Eižaras vis tiek minėjo mintis, kad galbūt būtų sąžiningiau arba būtų daugiau įtraukta, nežinau, nevyriausybinių organizacijų. Kas svarbiausia, balsavimo metu negalima buvo įtraukti vietinių bendruomenių atstovus. Reikėjo būtinai kreiptis į partijas Lietuvoje, kad jie tave įrašytų į stebėtojų sąrašą, tada tik tai su tokia sąrašo teisė, kuri turi gauti kaip minimum 3 dienas prieš rinkimus, tada tik galėjai dalyvauti kaip stebėtojas. Nes tiesą sakant, vis tiek tie balsai, bent iš eilio, tai tikriausiai keliavo diplomatiniu paštu į Lietuvą ir ten buvo skaičiuojami, kiek žinau, ar tai teisingai. Jie buvo čia suskaičiuoti, paskui perskaičiuoti Lietuvoje. Aš galbūt tarsi mes šiek tiek nuklydome dar sprendimų balsavimo, kalbėdami apie realijas, kokios jos yra. Ir mes čia praktiškai labai išiškinam labai aiškiai vieną problemą, kad trūksta skaidrumo. Ir būtent sekančiuose rinkimuose mes jau galėtume šitą pageidauti, kad tas skaidrumas būtų užtikrintos sąlygos. Čia mano trumpa replika. Ačiū. Tai truputėlį panagrinėjau iš tikrųjų tai, kas nėra labai tiesiogiai susiję, bet... Aš dar norėsiu įsitraukti. Prašau. Aš sukaupiau 5-7 punktus, kuris šiek tiek bandysiu reziumuoti, kaip man atrodo šios klausimus. Pirmiausia, kiek aš suprantu iš tendencijų Lietuvoje pasaulyje, elektroninis balsavimas ir elektroninis dalyvavimas yra neišvengiamas. Tai yra faktas, tai yra laiko klausimas. Taip tikrai nėra, yra atvirkščiai. Na, vyksta atvirkščiai. Tai čia mano nuomonė. Mano nuomonė, tai duomenys, kuriuos aš turiu ir man bus įdomenys pasikeisti. Toliau, antras dalykas, tai ką aš pastebėjau, sakykime, iš tų elektroninės tos vadinamos idėjų talkos Lietuvoje, tai buvo pagimdyta viena radikali idėja, kuri paskui paaiškėjo, kad nėra lietuviška originali, o jau yra Davose aptarinėjama aukščiausio pasaulio lygiu. Tai yra, kad Lietuvai būtina naujos kartos konstitucija, Open konstitucija arba e-konstitucija arba Wiki konstitucija, kuri iš esmės keistų situaciją teisėtvarkoje. Ir tą taip pat balsavo piliečiai ir tai aš Lietuvos kontekste yra numeris 1 projektas šiuo metu inicijuojamas tolesniam etapui. Toliau, trečias punktas tai yra tai, kad mano supratimu ir mano duomenys rodo, kad mums pagrindinis klausimas yra nebe lokali Lietuva, o globali Lietuva. Ir apie tai jau kalbama aukščiausiam lygy Lietuvoje. Ir tai yra klausimas e-dalyvavimo sistemos įgimo, kad galėtų kuo daugiau aktyvių piliečių iš viso pasaulio dalyvauti. Tai ryškiai ne tik piliečiai, bet apskritai lietuviai tai yra išeiviai, kurie dalyvauja visam pasaulyje. Ir tai veda į klausimą, kurį aš pačiam geriau užaštrinsiu. Toliau ketvirtas punktas yra tai, kad, nežinau, visiems žinoma, bet ekspertų nuomonėmis remiantis, ir tai yra mažiausiai kelias ekspertų grupės, Lietuvos situacija šiuo metu yra katastrofinė. Tai yra mažiausiai 20 giluminių struktūrinių valstybės ir tautos problemų, kurios veda tautą į mirtį ir išlikimą per 50-100 metų. Jeigu kam įdomu, aš pateiksiu duomenis, jie yra labai rimti, ne visi dar šitą supranta, netgi valstybės, reiškia, aukščiausiam lygmenyje, ne visi supranta šitą situaciją. Kiek jinai yra dramatiška. Tai yra, jeigu žiūrėti, kad tai yra kompleksinė problema, kuri yra mazgas iš daug faktorių ir daug priežasčių,
Mūsų tyrimai parodė, kad iš tikrųjų elektroninės valdžios, elektroninės demokratijos, elektroninio dalyvavimo sistema, jeigu ji būtų teisingai užkurta ir paleista, jinai iš tikrųjų būtų tas teisingas kompleksinis sprendimas, kuris iškart visą tą mazgą sprendžia ir kitokių modernių priemonių mes nematome, kad egzistuotų, ta prasme sprendimo šitam dabartiniam iššūkiui. Tam tarpe Lietuva turi tarp didelio spektro šitų problemų, dvi yra šitas problemas. Viena iš jų yra vaikų gimstamumo katastrofa, kuri nukrito jau realiai iki vieno vaiko vienai šeimai, tai yra mirtis demografinė. Ir antras dalykas, kita kraštutinumas šitų problemų, tai yra vizijos nebuvimas Lietuvoje, reiškia vizijos nebuvimas ir strategijos nebuvimas, ir prioritetų iš nebuvimas. Jeigu kam įdomu, aš pateiksiu tik duomenis. Toliau 5 punktas, mes turėtume neužmiršti, kad e-balsavimas yra tik tai funkcija e-dalyvavimo, viena iš funkcijų. Tai yra svarbi funkcija, bet toli gražu ne pagrindinė. Ją reikia diskutuoti tik tai e-demokratijos, e-dalyvavimo, e-vyriausybės kontekste. Tai pirmą nuo konteksto reikia pradėti. Ar mums reikia, kada mums reikia e-vyriausybės, e-dalyvavimo Lietuvoje ir apskritai visoje šalyje. Toliau 6 punktas. Aš manau, kad mes turime privalome panaudoti objektyvią priemonę šitam mazgui dėl e-balsavimo išspręsti. Tai yra tiesiog padaryti referendumą. Aiškiai paaiškinti, kas yra e-balsavimas, koks jis turėtų būti, kokios yra jų grėsmės ir daryti referendumą visos Lietuvos mastu. Ir mes turėsim aiškią valią dėl tolesnės valios reiškimo priemonių. Tai čia nėra ką diskutuoti, paprasčiausiai padaryti tokį radikalų balsavimą. Ir 7 klausimas, kurį aš manau reikia irgi teisingai suprasti, yra, kad elektroninis saugumo sistemos tai taip pat nėra problema. Todėl, kad klausimas yra nesaugume, o kainoje, kiek mes pasiruošę mokėti už saugios sistemos įdiegimą. Kiek nulių, kiek 100 milijonų. Nes yra sistemos, kurios praktiškai veikia, tai yra bankinės sistemos, jos daugiau mažiau saugios nesaugios, bet jos funkcionuoja, mes galim per bankinės sistemas daugiau galėjom, jų patirtim naudotis, yra saugios valstybinės sistemos ir tinklai, kurie leidžia tą daryti. Bet tai taip pat irgi yra klausimas. Pagrindinis klausimas, jeigu mes kalbam toliau apie kainą, kiek tai mums kainuotų, tai yra motyvacijos klausimas lietuvių, ar mums apskritai reikalinga Lietuvos valstybė. O šito klausimo aš atsakymą nežinau. Tai aš, prašau, trumpai apie palyginimą su bankais. Reiškia, balsavimas ir bankininkystė turi skirtingus tikslus. Aš gal paprašysiu tada truputį pertrauksiu, nes mes iš karto iš jo diskutuosim, bandysim pereiti tą saugumo sferą toliau. Ne, aš nekalbu apie saugumo šitą. Reiškia, bankininkystė nori užtikrinti, kad tikrai tas žmogus į tą savo sąskaitą ateina. O čia reikia užgarantuoti anonimiškumą. Taip, be abejonės. Aš gal pabandysiu pastebėti niuansą. Tomas kartu su organizacija Aš Lietuvai iš tikrųjų užsiima idėjomis ir modeliavimu Lietuvos, ne tik Lietuvos, apskritai įvairių procesų, kaip galėtų vystytis ir keistis daug kas. Dėl to, kad girdim pasakymą, kad internetinis balsavimas yra neišvengiamas, iš tikrųjų įdomiais mintis ir iš dalies galbūt ir sutikčiau, kadangi stebint, kaip keičiasi ir kompiuteriai ir viskas keičia mūsų gyvenimus, tai galbūt yra laiko klausimas, bet kitas klausimas yra, ar jau atėjo tas laikas, kada mes galime apie tai svarstyti. Galbūt atsiras naujos technologijos kaip kvantiniai tinklai ar kvantinis šifravimas, kurį irgi, kiek žinau, kaip ir nulaužė, ar kažkas, kas mums leis įgalins kažką panaudoti. Tačiau ir yra čia tokia, sakyčiau, fundamentali ta problema, kad su tom elektroniniam priemonėm yra beveik sunku įgyvendinti tuos du aspektus. Anonimiškumą, tai yra nepaliekant jokių įkalčių, ir kartu saugumą, tai yra, kada mums reikia tų įkalčių, kad galėtumėm patikrinti. Tai čia ir išeina toks paradoksas, apie ką visą tą tikriausiai diskusija yra ir dėl ko jinai savaime yra labai sudėtinga. Tai kuo skiriasi, Emilija, bankininkystė nuo balsavimo? Tomas tikriausiai neskaitė mūsų svetainės, nes ten esam pateikę nuorodą apie tai.
Na, tiesiog kažkaip pradėjau domėtis, atradau, JAV buvo dar 2000-aisiais, dar kai pradėjau eksperimentuoti su tais dalykais, buvo vykdytas projektas, kaip ir gynybos ministerijos užsakymu ten ar panašiai. Ir tame projekte dalyvavo mokslininkai, bandė sukurti sistemą ir paskiau iš jų, iš 10 mokslo daktarų 4 pasitraukė iš projekto ir paskelbė atskirą pranešimą, kad šiuolaikinės technologijos nėra pakankamos ir netinka, dar netėjo tas laikas. Jie taip pasakė. Ir vienas iš punktų tame pranešime, kurį mes įkėlėme savo svetainį, yra būtent tai, kad negalima šalia dėti elektroninio balsavimo ir elektroninės bankininkystės ir sakyti, na, jeigu veikia bankininkystė, tai čia ir balsavimas turi būti. Nes sistemos yra labai skirtingos tokiais esminiais punktais. Vienas dalykas iš tikrųjų, čia jau buvo minėta, kai mes einam balsuoti ir kai savo balsą jau prabalsuojam, neturi būti žinoma, kad mes balsavom ant to biuletenio. Ir toj vietoj sistema iš karto pasidaro žymiai sudėtingesnė. Nes jeigu jūs turit sąskaitą banke ar darot kažkokius pavedimus ypač, tai, na gerai, jūs turit sąskaitą banke, tai bankas žino, kiek tenai yra pinigų, jūs žinot, kiek yra pinigų, galite susivesti ir bankas ir jūs sulyginti ir viskas yra žinoma. Jeigu darot pavedimą, yra net 3 šalys. Jūs, bankas ir asmo, kuriam darot pavedimą, ar perkat kažką, ar panašiai. Ir visa ta informacija yra, kaip pasakyti, yra tarp dalyvaujančių subjektų, tai yra žinoma ir kiekvienas mato. Tuo tarpu balsavimo atveju reikia išlaikyti balsavimo slaptumą. Nes tai yra, na kaip pasakyti, tas balsavimo slaptumas, jisai buvo įvestas į vakarų demokratijas prieš maždaug 150 metų ir, na, irgi kaip ir buvo naujovė rinkimuose tuo metu. Ir po to niekam klausimų nebekilo, nes ten atsitiko tokios istorijos, kad vos net pirmą vakarą žmonės pamatė, kiek tai skiriasi ir kas vykdavo iki tol, kai visi žinojo, kaip kas balsuoja, ir kokie pirkimai siaubingi vykdavo, ir prievarta, ir visa kita. Tai balsavimo slaptumas, kaip pasakyti, jis iš to istoriškai atsirado ir žmonėje, jis yra naudingas ir labai yra, kaip pasakyti, neatsakingai atsisakyti. Antras dalykas yra, kuris irgi svarbus iš tų ekspertų pusės, tai yra tai, kad, na gerai, tarkim kažkas, kad ir kreditinės kortelės duomenimis jūsų pasinaudojo ir nupirko kažką internete. Na, vyksta tokie dalykai. Tai ir su elektroninės bankininkystės sistema. Tai nuostolis kaip ir nėra didelis, yra atidirbta, kas kam už tai atsako, bankai yra apsidraudę, pasiskaičiavę rizikas ir žino, kaip su tuo kovoti. Ir, na, tarkim, ten jeigu atsiranda apgaulingos svetainės, kurios apsimeta bankais, tai jos dings iš interneto per porą valandų. Realiai. Yra tiek atidirbta. Tuo tarpu elektroninio balsavimo atveju, ypač jeigu balsai skaičiuojami centralizuotai kažkaip internetinio balsavimo atveju, tai yra galimybių, na kaip, yra galimybių pakeisti tuos rezultatus svarbių klausimų, žymiai svarbesnių negu, na, asmeniškai gal jis yra svarbu žmogui, kad iš jo kišenės dingo 100 svarų ar daugiau ar panašiai. Bet tas klausimas, kuris sprendžiamas, jis yra žymiai svarbesnis, yra kas valdys valstybę, kas valdys vyriausybę ir taip toliau ir panašiai, kas kurs įstatymus. Tai yra, žodžiu, pora tokių esminių skirtumų ir, sakau, bankininkystės srityje nereikia to anonimiškumo išsaugoti ir yra žymiai mažesnės rizikos. Nors ir ten būna nesklandumų, bet jos yra sudėliotos, taip kad niekas neliktų nukentėjęs. Kaip jūs turėtumėte tą epizodą, kai visa Lietuva pamatė, už ką balsuoja buvęs prezidentas Adamkus, kurioje yra anonimiškumo garantija? Tai čia jau buvo pasirinkimas, ar ne? Prezidentas pasirinko. Ne, tik jisai nežinojo. Ne, tai jeigu norės būtų sulankstęs taip, kad nebūtų nesimatė. Na, ten neaišku, buvo krūva žiniasklaidos, ar jis ten taip norėjo ar nenorėjo, bet blogai vertinčiau. O kodėl... Bet tai šiaip, ar nėra čia teisės pasisakyti, už ką palaiko, už ką balsavo? Rinkimų metu skaitama agitacija, negalima. Taip. Rinkimų dieną. Šiaip jau kiek man irgi yra tekę būti... Pasakyti nuomonės tą dieną negalima? Ne. Yra toks dalykas... Neklaus, nesakyti. Yra tekę būti rinkimų apylinkėje irgi čia, kaip kolegoms komisijos narių ir stebėtojų, tai aš pamenu iš savo praktikos, mes netgi jeigu vyras su žmona eina balsuoti, tai atskirdam, kad po vieną eitų.
Jo, dar tokį įdomų faktą irgi internete skaičiau, kad 90% vyrų mano, kad jie žino, kaip jų žmonos balsuoja, bet tik 50% žmonų mano, kad jų vyrai žino, kaip jos balsuoja. Tai iš tikrųjų